ruošiuosi fotosesijai, o tiksliau šeimyniniai fotosesijai. Važiuosim visi į Kauną. Sugalvojau, kad reikia pasimti kamerą ir pafilmuoti, kaip mums seksis pirmoji šeimyninė fotosesija. Makiažą beveik pasidariau, reikia lūpas pasidažyti, garbanas irgi šiek tiek pasitvarkyti, apsirengti, vyrą ir dukrą suruošti. Ir lieksim. Va taip atrodo mano bardakėlis po pasidažymo. Pasidariau tokį pakankamai lengvą gaivų įspūdį, nes pagalvojau, kad prie kūdikėlio norisi kažkaip tai švelniau, natūraliau atrodyti. Paliksiu dabar bardaką ir susitvarkysim grįžę, nes nebėra laiko. O šitą turtą pasiimsiu su savimi, tai yra šukutės, nes niekada negali žinoti, kada jų prireiks. Šitos lūpų produktus naudojau šiandien lūpam. Tai yra Mako Teddy 2.0 lūpų dažai ir pieštukas, kurios spalva yra Spice. Dar keletą lūpų produktų, jeigu kartais užsimanyčiau pasikaitalioti. Sausa presuota pudra ir teptukas. Išsigandau. Ne. Nora visą laiką labai nemėgsta važinėti mašiną, gan dažnai įsiverkia smarkiai, tai bijojau, kaip čia ta kelionė bus. Bet išvažiuojant iš Vilniaus vaikas nusmigo, tai labai džiaugiausi ir kol kas dar miega. Tai iki fotostudijos visai nebedaug liko. Such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Bet žinokit, jūs tamsės. Jo? Ai, Taip, čia tokia šviesa, kad filmavimui nelabai tinkama. Nu, biškį pafilmavom. Kad numenom, neskilo, paskui vėl prisimenu. Va čia, kaip nepabėgti. Čia, va, ir jūsų šviesa va šitą. Jūs kažkaip ją mums pasukit, kad tyliam jos būtų. Būtų geriausiai ją dėtis ant to kito peties, tada abidvi matytume. Ui, kokia katastrofa! Ar tau gerai darome tą gyvulinę? Ką? Nu, tėtis pasiruošęs? Apkabina savo damą. šeimą. Nori ten važiuoji. Vyras keikėsi ant eismo Kaune. Kaune. Dabar važiuojam aplankyti draugų, kurius labai seniai nematėm. Nu, Elisa, kaip to fotosesija sekėsi? Biški pavargai, ne? Biški pavargai, viskas gerai.
Suprantama. Mes ką tik po fotosesijos, viskas vyko labai greitai ir operatyviai. Tiesiog man rodyk, mama. Nes Nora nebuvo labai nusiteikusi fotkinti ir jai nepatiko blikstės. Į galą fotosesijos, kai pamaitinau, tada pradėjo pozuot. Bet jų fotosesija realiai baigėsi, nes ten buvo paskutinis įvaizdis. Bet labai lauksiu nuotraukų.